Ką, labas rytas, vėl suraitytas, Arvydas jau. Motociklą dėliojas, einu ir aš. Žodžiu, judam tolyn. Judam tolyn, man iš pavakar biškį vidurius kažkuo susuko. Neišeinu iš tualeto, bet gal pagerės. Viskas vėl kaip visą laiką kovinė apranga. Susirenkam daiktus, pažiūrim ar nieką nepalikom. Ir viskas, prasideda nauja diena. Žiūrėsim, ką šiandien mum atneš. Einam į liftą. Su Arvydu sutarim, da gal kavos apam atsigers. Tam restoranas yra 5 aukšte. Tai atsigersim kavos, gal mažu ir užvalgysim kažką. Man vidurius paleidę biškį yra, bet gal susitvarkys per dieną, matysiu. Laukiam liftą. Daiktus jau susinešėm, susidėjom. Šiandien vėl bus 600 km kažkur važiuoti. Apie 10 valandų, bet greitkeliais važiuosim. Tai nežinau, ką ten nufilmuosime ten, ką nors, ar nieko nebus ten ką filmuoti. Šviesa taip. O. Bus matyti. Lipam į liftą. Važiuojame 5 aukštą. Darysim. Skanaus nuo ryto kavos atsigerti, aš irgi atsigersiu. Einu parodysiu per langą, kokie vaizdai čia. Iš aukštai. Kaip čia viskas atrodo. Tokia kavinė, kaip atsigerti. Geriam kavikės nuo ryto. Pabazarės. Įjungas parodys. Supranti, kaip yra. Šiaip tai Šafran Bol yra pigesni viešbučiai. Dvigubai. Aš čia dabar nustatęs esu Tai iš šiaudžių tik skirtumas. Žiūrėk, ką reiškiasi. O čia Šafran Bol, Šafrano miestas šitas. Tai čia viešbučiai beveik dvigubai pigesni, negu mes būtume važiavę į tą Nu, į tą Zonguldaką. Zonguldaką tą. Supranti. Plius, čianais atstumas praktiškai tas pats, bet norint rytoj atvažiuoti iki pusę Ordų, matai Ordų? Matau. Nuo Ordų man bus kažkur tai apie iki Gruzijos apie 5 valandos. Nu taip normaliai, žinai, atsikėlus, tvarkingai važiuoti, kad ten, žinai, sieną dar ir taip toliau. Jo. Tai va, jeigu Ordų važiuoti iš Šafran Bolų, tai gaunasi, žinai, kiek reikės to iš Čečkavoti. Rytoj? O, Jeigu tai būtų 8 valandas. 8 valandas. Ir nenori, žinau. Ir tai čia Ordų, dar toksai, žinai, nieko tokio, aš Trabzoną buvau įvedęs, kad jau arčiau. O tai nuo to Sofran, kur mes šiandien važiuosim nuo to iki to Ordų, kur mes ten rytoj ruošiamės važiuoti. Taigi taip ir yra, Ordų. Ai, tai mes čia rytoj. O rytoj reiks važiuoti 8 valandas. Jo. Ir tai dar čia, paskui iš Ordų iki Batumio, tu pasakysiu. Ir rytoj reikia anksčiau išvažiuoti. Tai tu supranti, tai iš Ordų į Batumį dar 5 valandas po to lieka. Sakau, 5 valandas. 6, 5, 5, 3. Nu, jo, 6. No. Tai tada klausimas dabar, kur mes stosim ilsėtis. Ar Ordų tenais, aplink Ordų, ar mes iš vis nestojame ilsėtis ir varom iki Batumio, iki Sakartvelo, po to grįžtam iki Antalijos, ten ilsėsimės. Nes ten dar šilčiau bus. Šiandien varom iki to Sofrano, to miesto. Čia mačiau, kiek tam gal apie 10 valandų, ne? Ne, 7 valandos. 7 ar 8? 6,5 valandos. 7 Dabar valandos. taip, iš Borjomi važiuosim iki Antalijos. Ir pas mus bus, žinok, reikalų 1300 km. Arba važiuosim iki Adanos. Bet kad čia vienu kartu nuvažiuosi, tai kiek valandų rašo tas 1300 km? Ne, tai čia 26 kokios. per vidurį sustojimas bus. Nu, tai taip. 16 valandų, mums tai čia jokas, 1000 km pašėjai. Iš Boržiomio. Ir varom. O po to
stosim kažkur Antalija, Alanija, čia, o Jezu. Žodžiu, taip toli dabar negalvojam, Aš jau namo važiuoju. Aš jau galvoju, kaip čia reikės grįžti. Dabar važiuojam dar iki to Safrano po miestą. Šiandien, žodžiu, visą dieną kelias. Ne. Būsim antrą Lemba, valandą. 7 valandas. Būsim antrą valandą. Ne, būsim antrą. Trečią maks. Ilgiau. Tai ten mokami keliai. Reikia kažkur pasižiūrėti kažką dėl tų mokėjimų, susižiūrėti. Tai kiek bus būdelis, aš susimokėsiu. Jeigu būdelis, tai gerai. Tu peilį turi? Aš, gal mano tas peilis pjautų. Ką? Pabandysim, kai nusileisim pirštinėm tuos. Tai va, nu iki virtuvėj Tai paprašyti. jie pačioj pirštinės. Aš iš vis galvoju šiandien nesidėt rankų. Baltos tos rankos kaip kokio zombio. Nudegsi smarkiai, aišku. Taip atrodo, žinai. Nudegsi. Važiuosim Iki pusliukų. nejusi, žinai, o paskui žiūri vakare, kad dragai eina. Nu, žodžiu. Šiandien palauk, tada to aš pasižiūriu daug kitų. Vienu žodžiu, kitos Safranto miesto važiuosim. Iki šafraną. Tai, O ten gražu, ten toks senovinis visiškai autentiškas miestas. bet va man rodo 9 valandas 40 minučių, 600 km. Nu, čia kur esam. Taip. Tu gal ne per tą kelią važiuoji, nežinau. Tai tada reikia susižiūrėti, nes aš sakau, ką tai žiūrėjau, kad ten daug gaunas, man rodo 9 valandas 40 minučių, 600 km. Pas tuoj patikrinsiu. Nu, nes kad susivesti vienodai. Kodėl taip metų, nežinau. 9 tai vėl čia pasi... Ai, tai bet ne, bet mokamais keliais, tai mažiau. 10 valandų ir čia mokamų kelių. Do you want to repeat? Yeah. Mokamų kelių 10 valandų. Tai įsivaizduoju. Thank you so much. Nu, tu vienu žodžiu pasižiūrėk pas savi, kad susivienodinti. Viskas. Sigėram kavos. Biškį pasėdėjom dar. Čiūchinom, susižiūrėjom žemėlapius. Bus greitkeliu važiuoti. Vėl nemažai, bet čia kitaip ir negali būti čia tokia kelionė. Nėra čia 2 mėnesių, kad galėtum važinėtis kažkur į dieną po 200 km. Kartais mažiau, kartais reikia labai daug nuvažiuoti. Nieko nepadarysi. Tam atvažiuoti. Policija, tai šiandien policija. Taip, kad yra kaip yra, reikia važiuoti. Все, pakojamės.
Litva. Lithuania. Lithuania. Lituanija, da. Yok. Okay. Kart için. Kart. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. No? Number 3. Number 3. Yes. ...767-75. Kiek lindo? Nepasižiūrėjau, žinai. 12. 12 litrų, ne? Number 4. Eina kitą litrą iš karto čia. Kaip matėt, sustojom degalinį, dabar čia greitkeliu važiuojam, nėra labai ką rodyti. Sustojom degalinį, dasipylėm kurą, eisim, suvalgysim kokį sumuštinį, o čia kažkokia kavinė yra. Biškį perkasim, važiuosim toliau. Greitkelis toks dalykas čia. Nėra ką nei parodyti, nei ką. Paprasčiausiai renkam kilometrus, kuriuos reikia padaryti. Veikia HGS lipduku. Tai yra sistema, kuri leidžia važiuoti per mokamus kelius. HGS galima įsigyti pašto skyriuose ar degalinėse. Jei pravažiavote be lipduko, turite 15 dienų susitvarkyti, kitaip taikomos didelės baudos. Motociklai paprastai pigesniai klasiai, bet svarbu iš anksto pasirūpinti žymekliu. Tai jeigu aš dabar nusipirksiu HGS, jau pravažiavęs dabar. Šiandien pravažiavau, bet per kitus nusipirksiu. Tai čia viskas gerai, nebus man baudos. Taip, jeigu šiandien susitvarkysi HGS lipduką ir išsikelsi lėšų, paprastai viskas bus gerai. Jie suteikia tą 15 dienų langą susitvarkyti. Svarbu tai padaryti kuo greičiau, kad negalėtų sklandumų ar... Reiškia, sėdam ant baudos. Jeigu tai paprastai pasakius, suprantamai, sėdam ant baudos ir tik neaišku kokios. Tai dabar dar reikės pavalgius nueiti iki degalinės, pasiklausti dėl tų lipdukų. Nes kitaip mes galim labai brangiai pasivažinėti. Kalėjimo neatsisėsi. Na tai kalėjimo neatsisėsi. Tai kai pasėdėsi tam porą, pailsėsi biškį, žinai. Bet gali kitaip nebus. Nesudaužyk. Čia nepasūnis dar galim palaukti.
darbus. Aš tau 8,50. Mačiau. Skanaus. Vėl bulką ėdam. Ką daryti daugiau? Yra bulka. Jeigu nesutvarkysim Lietuvą, baudas ateis? Tikrai ne. Jeigu viską susitvarkysi per tą. Ne, jeigu nesusitvarkysim, ar į Lietuvą baudas ateis? Tiksliai taip. Laiku susitvarkęs, problemų neturėsi. Aš klausiu, jeigu nesusitvarkysiu, nieko nepadarysiu, nesumokėsiu, ar į Lietuvą baudas ateina? Taip, jeigu nesusitvarkysi ir nesumokėsi, bauda gali pasiekti ir Lietuvą, nes tokius mokesčius gali administruoti tarptautinis skolos išieškojimo bankas. Gerai, kokia bauda? Patikrinkit. Gerai. Kokia bauda internete patikrinkit? Deja, aš negaliu patikrinti už tave, nes... Aš klausiu, kokia dydžio bauda yra Turkijoje važiuojant mokamas ir nesusimokėjai. Žinoma, jei nesusimokėsi, Turkijoje gali būti pritaikyta bauda, kuri dažnai yra kelis kartus didesnė už įprastą mokestį. Taigi, kuo greičiau... Tai kokio dydžio ta bauda, pasakyk, patikrink internete. Baudos dydis priklauso nuo to, kiek laiko vėluoji susimokėti. Paprastai ji gali būti kelis kartus didesnė už patį kelių mokestį. Suma. Jei sugalvosi dar ar ką nors, iš čia. Iki? Jo, gerai, kad tu čia sutvarkuoji. Gaidys suvažiam. Žodžiu, girdėjot irgi patys visko. Sėdim ant baudos, kažką galvosim. Esmė tokia, mes įvažiavom į mokamą kelią. Ten nebuvo niekur nei ką nusipirkti, nieką, tiesiog prašlampavimus pravažiuoji, tenai net nebuvo įvažiuojant. Galvojom bus išvažiuojant, o išvažiuojant privažiavom, tiesiog pakilo šlampavimas ir pravažiavom, įsidegė žalia lemputė ir viskas, ir pravažiavom. Ir sugalvojom pasitikrinti ir pasirodo, čia turi degalinėse nusipirkti tą kelių mokestį. Jeigu nenusipirki, turi 15 dienų, kaip girdėjot, tai eisim ieškoti, o paskui negaut baudos.
Čia privažiavom tiltą, kuris skiria Europą ir Aziją. Tai privažiavę tą tiltą, kai pamatėm, kokie jis didumo, tai buvo įspūdinga, koks statinys, koks jisai didelis, koks jisai masyvus. Tai, sunku apipasakoti. Šiaip tai per kamerą tikrai to neprisiduoda ir to nesijaučia. Bet patikėkit manim, labai Jeigu mes dabar varom į Šafran City, tai tada paeksplorysim Šafran City, Šafrano miestą. Aha. Ir supranti, čia sukudėti neišeina. Ne, galit pasižiūrėti. Kudėti yra Beprasmiška. ne ta vieta. Ne toj vietai ir ne toj vietai taupyti čia reikia. Ne čia save saugo. Vienu žodžiu, važiuojam iki ten. Ir jeigu Šafran City atklojant, tai rytoj iki Samsungo yra 4 valandos. Bet mes galim rytoj važiuoti 6 valandas. Biškai už Samsungo, tada 2 dienų atstoti prie jūros. O tada jau nuo to kitos tos vietos, po 2 dienų, iki Batumio bus 6. Gal kaip padaryt? Ką? Gal kaip padaryt? Klausimas toks, ar nori šiandien dar Važiuot. 6 valandas? Jau taip žinai, nebelabai. Girdit? Kokie planai? Čia žinokit, ne kilometrais matuojam, čia valandom. Čia kilometrais neįmanoma. Jeigu tasik pažiūri 200 km, 4-5 valandas važiuoti. Tai čia matuojama biški kitaip. O kaip tu? Šiandien trečiadienį, taip? Jo. Tai iš trečiadienio 4 Šafrano miestas. Iš 4 į 5 prie jūros, iš 5 į 6 prie jūros. Sekmadienį jau Batumį mes. Ir Varžomis. pirmadienis Varžomis, antradienis Tbilisis, trečiadienis Turkija ir tada jau tada jau bus sunkus kelias namo, tas bus ką veikti.
Bet pagulėti, faina, blem. Kaip manai? Dabar 32. Jo, dabar yra 32 važiuojant, žinokit, nežinau nei ką pasakyti, astriukė pratraukta, astriukė užtraukta, karšta vis tiek. Skanu. Šiandien žodžiu dar ir pavažiuoti tada. Bet vieškit, skubės palaikyti gamba. Nu, jaučias tas toks, žinai. Nes ne tiek, bet... Man tai seniai nepatinka. Šafranų miestas yra vienas gražiausių istorinių miestų Turkijai. Važiuojam. Aš sakau, negalvok. Čia šiandien, ne? Tai iki pusę 8 jo, gal iki 8 kažkur. Būsim ten? Iki to šafrano miesto. Taip tu. 2 valandų lietuviai. A. Tada važiuojam ten. Net negalvojam. Jo, ten kas, jo. Važiuojam ten. Atnešė mum va tokių kotletukų. Nėra nieko geriau iš tikrųjų pasaulyje kaip kotletų. Valgyti jūs kaip nori. Pasiėmėm arbatos. Tokios va. Atsigerti. Paragauti. Arbatėlį. Nusprendėm važiuoti Šafrano miestą, tai vienas gražiausių Turkijos miestų. Čia mum iki jo porą valandų važiuoti. Bet čia praktiškai nieko nebeliko mum važiuoti. O, atsiprašau, tai ramiai pavalgysim. Nu kaip nieko. 200 km. O, bet sakau, čia valandom, kai skaičiuoji, tai čia nieko toliškai. Tai čia bus... Tada jau bus poilsis šiandien. Būsim šiandien vėl gerai nuvažiavę. Kokiu 600 jaučiu. 600 km bus vėl nuvažiuoti. Tai va taip mes pabiški. Dideliais atstumais nevažiuojam, čia po 600. Ne. Po 7. Tai pabiškui tik tos kilometrus renkam. Let's go. Feel the high, the world's our show. Step on a plane, ready to fly. Adventure's calling, reach for the sky. Let's travel. Let's move around the world. Feel the groove. New faces, places, every street, every song. Let's travel, keep it moving all along. City lights, they shine so bright. Mountains glowing in midnight light. Deserts, oceans, forests high. Every stop's a piece of paradise. Let's travel. Let's move around the world. Feel the groove. New faces, places, every street, every song. Let's travel, keep it moving all along. Ooh, yeah, feeling now. Dancing feet from street to street.
sustojimas. Tokioj vietoje, degaliniai kalnuose kažkur. Pasiėmėm vėl arbatos skanios atsigerti. Arvydas ieško, kur užsibukinti. Čia va Mersą turim biškį tokį populiaruoti reikėtų. Šoną. Čia nebedaug, mums likai iki to Šanchunbolų kažkoks miestas. Ten ieškom, kur bukintis. Nes jau biškį rūras iš tikrųjų skauda. Šiandien, kaip skauda, nutrinta jau tokia. Jautresnė negu kaip visą laiką. Tai šiandien vėl būsim nuvažiavę kokius 600 km. Manyčiau, tai tikrai paskui pasižiūrėsiu. Bet važiavom greitkeliais. Aišku, jums nelabai ten yra ką parodyti daug, bet nes turi visą kelią filmuoti. Kitas tas dalykas iš kameros. Per televizorių nesimato taip, nes realybėj tai, kad ir greitkeliu važiavom, bet tikrai, vaizdų gražių buvo. Buvo kur akis paganyti, į ką pasižiūrėti. Buvo ir tokių vaizdų tuose kalnuose, iš aukštai atvažiuoja į miestą, tie slėniuose tokiuose tarp kalnų, tai, atrodo tikrai pasakiškai gal. Per kamerą taip nesimatys. Bet, kaip aš visą laiką sakau, aš čia filmuoju viską dėl savęs ir savo. Kad turėčiau savo ką pasižiūrėti ir ką prisiminti. O dabar einam gerti arbatos. Čia privažiavom kažkokią metalo gamyklą, tai sustojom nusifotografuoti, nufotkint, nes įdomiai labai atrodė galingai. Tai smarvė kokia nuo dūmų, kvapas baisus, tie dūmai verčiasi ten juodi, tiršti tokie, visas miestelis tokiom kaip smogė nuo tų visų dūmų. Bet atrodė tai baisiai tokia velnio mašina. Let's go. Feel the high, the world's our show. Step on a plane, ready to fly. Adventure's calling, reach for the sky. Let's travel. Let's move around the world. Feel the
keep it moving all along. City lights, they shine so bright. Mountains glowing in midnight light. Deserts, oceans, forests high. Every
Greičiausiai čia. Oi, kamerą reikia valyti, vėl baisi. Matėt kokiais takeliais atvažiavome iki viešbučio, į tą miestelį. Užmiršau vėl pavadinimą, Švenburiuk kažkoks. Ten pro turgelį, pro visur, tada baisim žiūrėti vėl kraustytis. Paskui eisim gal pasivaikščioti. Pasižiūrėkit, kokį kambariuką gavom. Gavau. Arvids irgi panašu. Žiūrėkit, aš šitų, va. Nuo to kampo pradedu. Ir suku, va. Čia aš stoju. Tokie grynai kaimo kambariukai. Čia mano daiktai sudėti. Sudžiausyti biškinis. Pradžiūt. Va. Dušas su tualetu. Kaip atrodo. O. O čia kambariuks, o čia išėjims. Atvažiavom. Normaliai, viskas tvarkingai, viskas gerai, be jokių nuotykių. Ką mes per langą turim, dar pats nemačiau. Ai, kaip ir nelabai kažką tokį kiemelį. Na gerai, tiek ir užtenka. Gerai, eisime į miestą pasivaikščioti. Reikia kažką gal ir užkasti. Gal kažko ir atsigerti. Gal pažiūrėsim, ko. Da seriją nesivaik parodysime jums, kas tą miestelį, nes čia taip įdomiai prie tokį turgavietę atvažiavom palei kelią. Pardakėlės kieme. O žmogėlis, miega savo. O, pakritęs. Štai reikėtų nufotkint miestą. Aha. Autobusų stotis. Čia greičiausiai, kad autobusų statyti stotis, gal kokie stogai, skliautai kokie. Nes skliautai čia iš vis reikštų įtempiamas. Klubus. Kažkoks panašu į tentą. Jo, matai, žiūrėk, per vidurio, matai per sujungimus. Nu. Su tentu, su kabinta. Ištempė pačiom ir vanduo subėga. Tai paskui per tos vamzdžius nubėgu į apačią. Nu. Galėtų nenubėgti ir pasilikti virš baseinai. Restart baras tiesiai. Reikėjo su motociklais važiuoti. O paskui būtumėm grįžę, kas čia stabdys manęs. Vis tiek alkotesų čia neturi. Nieks čia nieko nestabdo, čia gali važiuoti kaip tu nori. Be šalmo. Tai va taip, kaip esam, va. Va, tokioj būsenai abu. Taip galėjom atvažiuoti, taip grįžti. Kas čia mumis stabdys? Ten viršai jau čia mūsų arbata gali būti. Ai, čia. Čia? Sakau jaučiu, kad tiesiai apsiremsim. Nu, čia einam arbatos žiūrėti. Apjūrimas čia. Ten gal aukščiau, matai. Atėjom su Arvidu čia į tokią barą laus. Į knaipę. Į knaipę, netgi galiu pasakyti. Knaipė, jo. Tai jūs neįsivaizduojat, kaip čia yra, gerai sakė, iš tikrųjų, kad čia yra ne kažką. Bet aš specialiai taip tą kamerą judinu, kad nelabai skirstu gal ką filmuoju, kada kažką. Nes ir savęs stengiuosi daugiau tik taip pafilmuoti. Stengiu. O ne kažkur taip, nes... Oi, gal kamerą prasuksiu taip pat, tik tai... Atrodo, tai jo, tokia gryna girdykla. Tai kaip čia bus, ir pajudinu ją ir dar kažką. Nes noriu parodyti jums. O čia jo. Grynas baras.
Kai Arvidas sako, Knaipė. knaipė ir girdyklė. Mums šiandien tik to iki reikia.